Knygos per 5 TV – tai erdvė, kurioje susitinka rašantieji knygas, kuriantieji skaitimo puoselėjimo tradicijas bei prijaučiantieji kokybiškai literatūrai. Tai vieta, kur žmonės dalijasi patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis apie perskaitytus bei atrastus kūrinius. Laidoje jūs laukia ne tik pokalbiai apie knygas bei reportažai iš svarbiausių literatūrinių renginių. Knygos per 5 TV – tai tavo gerų knygų gidas. Laura Sintija Černiauskaitė pirmą kartą prabilo vaikų literatūros kalba. Eksperimentuoti rašytoja ryžosi iš didelio noro kažką parašyti ir jauniems skaitytojams, nors tai ir nenumalšino baimės debiutuoti vaikų literatūroje. O jaudintis tikrai nebuvo ko. Rašytojai naujasis amplua puikiai dera, vaikai su malonumu skaito jos naują knygą, o literatūros kritikai negaili gerų žodžių. Taigi pasitikime dabar jau ir vaikiškų knygų rašytoja Laura Sintija Černiauskaitė kartu su jos debiutinė knyga Žiema, kai gimė pašiaušta plunksnis. Rašiau aš ją labai laisvai fantazuodama, pati įsivaizduodama, kad esu 10-12 metų mergaitė ir man labai nesunku tą įsivaizduoti, nes aš dažnai jaučiuosi kaip 12-10 metų mergaitė. Ir ta degtukė, pagrindinė veikėja, kuria irgi yra 10, tai jinai, kažkokia mano dalis turbūt taip. Manęs klausia žmonės, ar čia apie save rašai, ar degtukė tai tu. Nežinau, ar aš, bet kažkas panašus į mane. Tai yra mano debiutas. Aš vaikam iki šiol nesu rašiusi ir man iš tikrųjų neramu, ar vaikam ši knyga bus tokia įdomi kaip man, kad buvo įdomu ją rašyti. Tai yra eksperimentas visada. Aš labai džiaugiuosi, kad jie atėjo į vaikų, paauglių literatūrą, nes yra patyrusi rašytoja. Ir man atrodo, kad ji jaučia, kaip išlaikyti skaitytojo dėmesį, nes yra tokia, sakytum, psichologinė plotmė, o po to vidury atsiranda ir toks detektyvas, kriminalas ir tuo pačiu ir komedija iš to kriminalinio siužeto ar to koncentro pasidaro ir be abejo, kada skaitytojas, skaitimas, tas procesas suintensyvėja, po to vėl grįžtam per tokių skaudžių problemų, skaudesnių problemų, socialinių problemų. Laura Sintija Černiauskaitė savo knygoje paliečia aktualias šiandienos problemas, tokias kaip apleisti ir vieniši vaikai, kuriems trūksta tėvų dėmesio. Ši tema tęsiama per kelias istorijas ir paliečia skirtingo socialinio statuso šeimas. Knyga yra tokia viena iš retesnių pagal savo poetiką. Be abejo, kad pirmas toks pagrindinis klodas tai yra realistinis ir socialiniai įvairūs klausimai, bet įdomiai tuo, kad į tą realistinį klodą įleidžiamas ir toks antgamtinis elementas, šiuo atveju tai yra angelas, sąlygiška, magiška detalė, būtybė. Ir ta knyga dėl to tikrai pasidaro įdomesnė, savitesnė. O kas Laurai rūpi, man irgi tas klausimas rūpėjo, pradėjo skaityti, tai turbūt, kad centras problematikos yra toksai skyrius, netgi vadinasi, jisai pateikiamas kaip sapnas pagrindinės veikėjos, tai yra apleistų vaikų pragaras. Ir ta apleistų vienišų vaikų situacija ir net gal keletas, galima sakyti, variantų. Pavyzdžiui, ten kalbam apie mamą alkoholikę, kuri visiškai nesirūpina vaikų, bet šalia ir visiškai priešingas modelis, labai turtingo verslininko vaikai, kuris verslininkas tėvas neleidžia bendrauti su mama, jis juos aprūpina, samdo jiems auklės, bet tai irgi yra kitas ir labai toks skaudus apleistų vaikų variantas. Neišvengiamai vis tiek rašai apie gyvenimą ir apie tuos esminius klausimus, kurie mums iškyla. Degtukė yra vienturtis vaikas, jinai auga menininkų šeimoje, mama dailininkė, tėtis fotografas. Jie tokie pasinėrė į savo pasaulius ir degtukė, kaip vaikui trūksta turbūt tėvų dėmesio ir jinai yra tas vaikas, kuris irgi linkus nueit gal į savo pasaulį ir tai, kas atsitinka toj knygoj, yra ir iš tikrovės, ir iš degtukės vaizduotės, ir iš jos ligos, nes degtukė serga plaučių uždegimu, jinai netikėtai atsidūrė ligoninėj ir knyga prasidedama tokių realistinių pasakojimų ima krypti į
tokį jau nežinia kokį pasakojimą, bet iš tiesų aš stengiuosi tas realistinės detalės išlaikyti iki pat pabaigos. Kad taip ir liktų neaišku, ar tai viskas vyko tikroviai, ar degtukė susapnavo ir jinai sukliedėjo, gulėdama ligos patale. Telieka palinkėti rašytojai pradžiuginti skaitytojus naujomis savo knygomis ir tikėtis, kad kiekvienas vaikas gaus pakankamai dėmesio ir meilės, nes vaikystė tai nuostabus gyvenimo tarpsnis, paliekantis vietos ir svajonėms, ir stebuklams.